Sveiki, na kągi, senai matėmės, senai bei kėliau kokį video, iš tikrųjų po pastarojo savo nesėkmingo plaukimo per Kataliną sąsiaurį. Tai nuo to laiko kaip ir nieko nedėjau savo YouTube paskyrą, bet dabar turiu tokią kaip ir progą ir manau, kad reikia pasidalinti tą informaciją. Tai iš principo vėl sužyba viltis, keliaujam į kalnus. Taigi viskas prasidėjo nuo to, kad sulaukiu skambučio savo gerą bičiulio Nerijų, su kuriuo kopėm visas viršūnės, esam geri draugai ir pakeleiviai kartu. Jisai užlipo kartu su manimi Everestą. Ir mes buvom taip sutarę, kad kadangi 25 metais įlipome Everestą ir liko man paskutinioji viršūnė neužkariauta iš visų kontinentų, tai Antarktida, tai buvom nusprendę, kad 26 metų gruodį tai darysime. Bet sulaukiu skambučio Nerijų, sako, davai, sako, pabaigiam šiais metais, bus rami galva tą savo projektą. Ir sakau, davai. Ir sakau, niekur tikrai nelipsiu, ramiai po tų plaukimų ir po visą kitą, nes tikrai tokie įtempti metai. Tas Everestas, tą kūnerį pavalgė, bet nenustikstų vietoje, taigi sprendėm, kad gruodžio 1 mes išvarome į Antarktidą. Tai va, ir dalinuosi informaciją. Kodėl Antarktida? Kaip ir minėjau, mes turim tokią svajonę ir kartu su bičiuliu Nerijų, kuriuo keliaujam, kaip ir minėjau, kalnus pamilome prieš 6 metus ir pradėjome kopti juos ir kažkaip savaime užgimė tokia idėja užkopti į kiekvieno pasaulio kontinento aukščiausią viršukalnę. Kadangi jų yra 7, tai esame visas užkopę, išskyrus vieną, liko Antarktida. Tai vat ir tą svajonę norim įgyvendinti ir šiais metais pabaigti tą projektą ir užkopti 7-ąją. Tai vat Antarktida šiaip nėra labai sudėtingas kalnas, palyginus tuo, ką mes esame užlipę. Taip, jeigu reitinguojant kažkur gal apie vidurį, tai vis tiek Everestas yra sudėtingiausias, sakykime, kam teko lipti, pavojingiausias, bet buvo ir šaltesnių ir kiekvienas kalnas individualus. Tai ruošiamės ir sportuojam ir planuojam gruodžio 1 išvykti. Ekspedicija truks apie 3 savaitės, planuojam prieš šventes grįžti namo, bet aišku, kaip viskas pasisuks, bus matyti, todėl kad kalnas yra visada neprognozuojamas. O žinant į žemyną, kurį vykstame, tai jo labiau nieko negali prognozuoti, nes Antarktida yra, ne kaip daugelis įsivaizduoja, nėra viršuje, nėra pačioje, ne Arktis, o Antarktida, ten nėra baltų meškų, kaip daug kas sako, kad tave baltas meškas suvalgys. Tai žodžiu, Antarktida yra gan didelis žemynas, maždaug tokio dydžio kaip sudėjus Europą ir Australiją. Yra sausiausias, šalčiausias, labiausiai vėjuotas ir labiausiai neištirtas žemynas pasaulyje. Nėra jokios infrastruktūros, tai ekspedicijos metu no rescue, nėra pagalbos, jokie helikopteriai nekyla, niekad, vienas iš tokių pavojų, sakykime, ne. Labai šalta, šiandien nesenai žiūrėjau prognozės, vis dar temperatūra jutiminė apie -55. Tai su žmonėm, kuriais lipsime, kalbėjom, sako, viršūnės dieną būkit nusiteikę -5 turėti tikrai, o jeigu vėjukas, tai extremely cold. Tai čia bus tas iššūkis, kalnas nėra labai didelis, beveik 5 km, bet pagrindinis bus skirtumas nuo tokių viršūnių kaip Everestas, Kilimandžaras ar, pavyzdžiui, Konkagva, kur lipom, tai yra tenai daug pagalbos iš šalies, sakykim. Čia bus, kadangi visiškai atšiaurus žemynas, tai viskas su savimi, nėra šerpų, viską nešime su savimi, visą mantą nešime su savimi, todėl reikia labai kruopščiai apgalvoti, ką su savimi neštis, maistą nešimės, patys tirpdysime sniegą, kadangi viską vieną kuprinę sukrauti negali, tai netikriausiai taip ir bus, tempsimės roges iš paskos, dalį svorio nešimės juos, tikriausiai stovyklaudami užsimetinėsim svorį, kažką paliksim, kažką užsinešim. Bus tokių iššūkių, eisim ryšyje. Nėra fiksuotų virvių, tai dar ir vienas priežastis, dėl ko keliauju būtent su bičiuliu Nerijum, dėl to, kad vienas kitų be proto pasitikim ir esam išbandę vienas kito jėgas, esam būdų stiprus, žinom, kaip reaguoti į ekstremalias situacijas, vienas kitą žinom, kad vienas kito bėdoje nepaliksime, gelbėsim vienas kitą, nes esam ir kritę, ir slydę nuo kalno eidami ryšyje ir ačiū Dievui, viskas sėkmingai, buvo ir vienas kitą gelbėjom ir žinom, kuriam sunku, kaip kas jaučiasi ir panašiai. Tai dėl to ir einu su žmogum, kurio tikrai pasitikiu, nes nuo to priklauso mano gyvybė, tai bet kuo ant tos pačios virvės nekabinčiau. Ir va tokia ta situacija, tai ir kartu dėl ko su Nerijum, ką norėjau pabrėžti, tai mes kaip ir pradėjom tą projektą kartu, drauge. Tai
nuo pirmos ekspedicijos į Akonkaguą, Pietų Amerikos aukščiausią viršūnę, mėgame vienoje palapinėje drauge, einame drauge, įspūdžiais dalinamės drauge, einame ryšyje, kaip ir sakiau, susikabinę vieną virvę ir vienas kitą gelbėm, vienas kitam padedam, vienas kitų pasitikim, esame įtraukę ir ledo plyšį skryti ir panašiai. Tai tikrai norisi pabaigti tą projektą, nes visas viršūnės 6 iki tol užkopėm draugai keliavom ir tarsi viens kitam esam kaip sėkmės talismanas. Tai ir norisi, kad ta sėkmė nenusigręžtų, į 7 pabaigti draugė įkopti. Tai jeigu tai pavyks, tai būsim 3 per brūkšnelį, 4, čia jau nereitinguojam, sakykime, lietuviai, kuriems tai pavyko padaryti, plamai, kurie gerai kopia į Seven Summits. Šitą projektą dar yra pavykę gyventi tokiam, pirmajam mūsų legendiniam alpinistui Vladui Vitkauskui ir keliautojui Dariui Vaičiuliui. Tai beje pastarasis irgi truputėlį, kiek žinau, Dakare dalyvaudavo, tai kai kopė Vinstono masyvą, buvo užstrigęs keliom savaitėm, vėlavo į Dakarą būtent dėl tos logistikos, dėl atšiaurumo, dėl pūgos. Tai taip, kad kada grįšim, kaip ten viskas seksis kopti, yra labai didelis klaustukas, nes pakankamai šiauru ir, kaip minėjau, neprognozuojama. Tai bet mes stiprus, pasitikėt savimi, daug sporto, daug patirties jau iki tol įdėta ir tai nebus pats, manau, sudėtingiausias mūsų kalnas, tai taip truputėlį guodžia, toks pasilikom desertui, tą tokį perlą vyšnę ant torto, sakykime, į tą egzotišką kraštą, kai su kuo kalbu, tai sako, kad tarsi ten kita planeta, kosmosas kažkoks, visiškai neištirta ir wild. Ir mes beje būsime ne pakraščiuose, kuriuose, sakykime, daugelį su kruiziniais laivais priplaukia, bet būsime pačioje žemynėje dalyje. Tai ją, sakykime, atskrisime iš Čilės apačios, iš Puntarenos su dideliu lėktuvu, tada išsikraustam, laukiam gero oro, su mažesniu lėktuvėliu skrendam iki bazinės stovyklos, tada su sniegžengiais, kurie dedasi ant kojų, kad neklimpt, nes daug paraus sniego. Einame iki pirmos stovyklos, taip toliau ir panašiai, kopiame į viršų. Tai tokia ta logistika ir tada žiūrėsim, kada tą pasiekėm viršūnę ir taip pat grįžtam atgal. Tai kuo dar negrėsmingas kalnas, nėra lavinų, kas mane labai guodžia, nes retenybė ir sakė, tikrai nereikia nei lavinų trekerio, sekiklio, nieko, nes labai sausa ir labai šaltas, sniegas netirpsta ir negriūna, bet yra ledo plyšių. Už tai reikia įti ryšyje vienas kitus susirišus. Tai tokios tos grėsmės, tokie tai lūkesčiai, viskas bus gerai, bus pasimėgojimas, paskutinis žemynas, manau, bus tikrai užkariautas. O dabar apie pasiruošimą, tai truputėlį pasidalinsiu, kaip ruošiuosi. Aišku, nieko šitas kalnas nesiskiria nuo kitų. Bėgu, daug plaukiu, dviratis, kojų treniruotės, ištvermės treniruotės, ilgas distancijos bėgimai, mėgojimas hipoksinėje palapinėje. Darbas baseinė, kas man pastebėjau, kad padeda labai ištvermė kalnuose, nes tiek plaučiai didėja, tas endurance'as didėja, plaučių tūris, kad didelis, tu vienu kartu įkvėpi daugiau oro, aišku, daugiau degonės, ar ne, jeigu vieno žmogaus plaučių tūris yra 3, o kito 6, tai tas, kurio 6, ar ne, tai gauna vieno įkvėpimo daugiau degonės. Aišku, tai yra problema, kai su plaučių tūriu, kai yra naudojamas papildomas degonės, šiuo atveju to nebus, tai truputėlį lankausi baseinė, tai tą didinu ištvermę, ruošiu tą kūną. Na ir ką, ir truputėlį iš to dalykų pasidalinsiu. Visos ekspedicijos metu kelsim storiukus, tikiuosi, kiek įmanoma bus daugiau interneto pagauti ir pasidalinsim su jumis. Na, dabar dar norėjau truputėlį užvesti ant kelio ir pasidalinti projekto esmę, kad kiek daug nueita iš tikrųjų per tos pastarosius 4 metus to projekto dėka, sakykime, kiek apkeliauta 6 žemynai iš 7, ar ne, pamatytas beveik visas pasaulis. Ir truputėlį norėčiau pasidalinti apie kiekvieną kalną, bent jau trumpai keliom sekundėmis, ką mes iki tol, nes kadangi kiekvienas kalnas buvo visiškai unikalus, vienas Azija, kitas Okeanija, trečias Pietų, Šiaurės Amerika, panašiai, ir visi unikalūs ir vis tiek patirčių ir tiek įspūdžių, kad sunku viską išpasakoti, čia reikėtų pasakoti, bet truputėlį pasidalinti vaizdais iki tol užkariautų viršūnių šiame projekte ir truputėlį kelias mintis apie tai, apie kiekvieną kalną, kaip kas buvo. Tai pirmasis iš mūsų projekto Seven Summits buvo Aconcagua, tai buvo 22 metų berods vasario mėnesį. Šitą kalną mes ruošėmės nuo 21, bet kadangi buvo Covidas, atšaukė visas ekspedicijas, tai man teko šiek tiek rizikuoti ten su tais skrydžiais ir aš užkopiau aukščiausią vulkaną Žemėje. Na ir po to prilaukiau galų gale ir 22 metais susiorganizavome savarankišką ekspediciją į Akonkaguą, į aukščiausią Pietų Amerikos viršukalnę, kurios aukštis yra 6 km 960 km. Na, kalnas labai tikrai įspūdingas, sniego mažai, aišku, viršūnės diena buvo -35 ir mums to sniego papuolė.
pačioje Atakamos dykuma, sausiausia vieta Žemėje, todėl automatiškai nėra lapijos ir viršūnėje jausmas buvo tikrai kaip ne 7, o kaip daugiau, nežinau, 7,5 ir 8. Tai tikrai buvo gan sunku lipti. Kalnas nėra visiškai techniškas, eini takeliais, tokiais traversais, truputėlį skremblimas uolomis. Bet iš mūsų 7 žmonių komandos pasiekėme tik 3 viršūnę. Prieš tai vienas ukrainietis berods gulėjo kelias paras ant tako, mirė, sustojo širdis, buvo nušalusių pirštų mūsų komandos nariams, tai kai kam teko padėti leisti žemyn, bet mes su Nerijum ir dar bičiuliu sėkmingai pasiekėme viršūnę, iškėlėme Lietuvos vėliavą, tikrai įspūdingas kalnas ir, sakykime, patarčiau tą kalną lipti tiem, kurie nori pajusti, ką reiškia aukštiminis alpinizmas, nes visas stovyklavimas, Argentina, steikai, netgi baziniai stovyklai gali gauti raudono vyno ir steiką gerą iškeptą, tai tikrai labai fainas kalnas. Sekantis po Konkagvos buvo mūsų sąraše aukščiausias Europos kalnas, tai Mont Blancas. Jį pavyko mums užlipti iš 2 karto, 1 kartą lipome mes į vasarą prieš tai. Ir mes nesirinkome maršruto iš Prancūzijos pusės, kadangi jis yra gerokai lengvesnis ir ten yra tokia vieta vadinama Dead Couloir, kur krenta ant galvos akmenys ir nuo tavęs niekas nepriklauso. Tai mes rinkomės not guided, nebegido maršrutą iš Italijos pusės, Italijos maršrutu. Tas maršrutas ypatingas tuo, kad yra daug ledo plyšių. Sukilimo viršūnės dieną užlipi per tokiam Via Ferratom, pernakvoji Gonela Hat ir sukilimo viršūnės dieną, šturmo dieną yra 800 km kažkur, tai išeini naktį. Ir lipi, nesimato, kur tie ledo plyšiai, turi per juos šokinėti, kartais nusileisti, inkaruotis ir perlipti, išlipi ant traverso, tada kitoj pusėje matosi Prancūzija, kurioje tuo momentu žmonės tik tai budinasi ir ruošiasi viršūnės šturmai. Žodžiu, mums užtruko tai apie 17 valandų. Kalnas šis man, kaip ir minėjau, užlipom jį 2 kartą, nes 1 vasarą bandėm ir dėl oro sąlygų net neišėjom iš šturmo, nes užpūstė sniego plyšius ir pabijojome lipti, nes nematom, kur koja iki užsimušiu, tai nerizikavom gyvybę. 2 metais oras buvo šiek tiek geresnis. Lipom iš Italijos pusės, man truputėlį tas kalnas nepasisekė ir sakyčiau labiausiai sunkiausias jis man buvo, kaip bebūtų keista, nors tikrai nėra labai sunkus, bet dieną prieš tai aklimatizavome su bičiuliais ir slydome nuo kalno ir susižeidžiau stipriai koją, gelbėdamas bičiulius, stabdydamas su ledkirčiu, kad visi nenurėdėtume į prarąją. Tai, bet aišku, dantis sukandė, su daug nuskausminamųjų lipau tą kitą dieną į Mont Blancą viršūnę. Apsirgau, nežinau kas ant COVID, man papuolė panašiai, temperatūra 39 ir 40, pradėjo gurguliuoti plaučiai, labai sunkiai man suėjęs to kalną ir jau galvojau kviesti helikopterį, bet šiaip ne taip, su bičiulių pagalba ir šiek tiek, valios pagalba savo ir taip toliau pašakinėjom per tos plyšius, grįžom, nusileidom. Tai buvo tikrai tokia įdomi patirtis, net realiai pradėjo sniegas ant galo kristi, tirpti, buvo labai šilta diena, tai išėjo 7 komandos iš Italijos pusės, visos aišku, mes be gidų buvom, mačiau kas buvo ir su gidais, bet išėjom, mes vienintelį nusileidom, 2 dienas po to 2 Lenkai žuvo ir tai vasarai tą maršrutą iš vis uždarė. Iš tos pusės tai toksai buvo labai toksai kaprizingas pasirodė mano atveju tas kalnas, kadangi sveikata pavedė ir jau traumuotas. Tai po to tais pačiais metais mes užkopėme ir į Kilimandžarą. Tai buvo rudenį, tai per 22 metus užkopėm į 3 iš 7 viršūnių šitų Seven Summits. Kilimandžaras buvo man pats lengviausias. Mes nuvarėme su bičiuliu be jokios aklimatizacijos, per kelias dienas užlipome, subėgiojome į tą viršūnę, be problemų užlipom, nusileidom. Tai kalnas toks kaip trekking peak, sakyčiau, labai labai lengvas, aišku, aukštis. Bet kadangi mūsų kūnai gerai reaguoja aukštį, neturėjom problemų, nereikėjo ten papildomai ilgai aklimatizuotis. Labai sukomercintas kalnas. Daug afrikiečių, tu negali vienas eiti prie tavęs, dar tau priskiriama eiti dar 3 afrikiečiai, beje, su mumis viršūnėje vienas gidas neėjo, nes sakė, mes taip greit nevaikštom kaip jūs, tai atsisakė eiti, tai su Tadu ir šau, po to Tadas mus paleidomės dviese su Nerimu šaliavom be gido ir nusileidom žemyn. Bet iš principo labai daug to turistizmo, kaip čia pavadinti, daug tų tamsiaodžių, kurie vienas verda, kitas ant batraiščius tau nori užryšti, bet man tas labai nepatiko, nes iš principo, tu kai išeini kalnas, nori viską daryti savarankiškai ir kuo mažiau, kad tau kažkas padėtų, ten, žinai, ir palapinę stato tau, ir valgyti verda, ir dainuoja tau, ir ką tik nori padarys, gal ant galvos pasisuks. Tai va toks, bet, sakykime, kaip žmonėm, kuriem pirmą experience, tai va rekomenduoju tikrai pajausti tą aukštį. Ir Afrikos, aišku, dvasia, po to keliavom po safarius, Serengečio parkas ir panašiai, tai tikrai faina, tuo pačiu metu, kadangi esi Tanzanijoje, aplankyti ir dykumas, pabandyti safarį.
Na, 4 viršūnė Denalis. Sakyčiau, man tikriausiai vienas gražiausių kalnų, į kuriuos man teko kopti. Organizavome savarankiškai, kopėme 20 berods, kada čia 23 metų gegužės mėnesį, tai čia dabar prisiminiau per mano gimtadienį, užkopėme viršūnė, mano gimtadienis gegužės 29. Na, kalnas tikrai įspūdingas. Aliaska visų pirma, visų antra viską darom savarankiškai, svorė buvo apie 50-60 kg, tai tempėm roges, ėjom be gydų, aš, Nerijus ir Juozapas Žygas. Jisai truputėlį daugiau patyręs, bet visiems buvo pirmas kartas tame kalne, tai jiems savarankiškai. Kalnas tikrai fainas, nusileidai tokiu lėktuvėliu ant ledyno. Bazinė stovykla, ten užsikasi savo dalį maisto, smaikstai vėliavėlė, slepi, užsirašai kieno tas maistas, lipi stovyklomis, tempi rogės. Oras neprognozuojamas, šaltis buvo viršūnės dieną, pačio lipimo metu biškai tokia saulutė liktai šildė, bet naktį viršūnės buvo minus kokį 40, tokio šalčio dar tikrai gyvenime nebuvau jautęs. Kalnas nėra labai techniškas, buvo porą vietų tikrai techninių, kur reikėjo siekti saugas ir ėjome ryšyje, tikrai rizikinga, bet iš principo labai didelį svorį. Senelių statymasis apsaugot palapines nuo sniego, nuo vėjo, kad nesugriautų vėjas, nes labai, sakau, sąlygos atšiaurios, maisto ruošimas, viską darėme patys, viską tempėme su savim. Būna žmonės pastringa 3 ir 4 savaitėm, prieš tai turėjom su rangeriais tokį pokalbį, tai mes turėjom maisto įsidėti 10 dienų, sako, ką jūs juokaujat, sako, jūs čia vidutiniškai žmonės per 12 dienų, 13-14 užlipa į viršūnę, o reikia dar rezervą turėti. Na, bet mes kažkaip nestabdydami varėm, snygo lyja, nesimatė, buvo vietom metras į priekį, matomumas, vis tiek ėjom, užkopėm per 7 dienas, per 2-3 mėnesį nusileidom staigiai. Tai vat, štai tada atsiradom baziniai stovyklai, atsitempėm tas roges, susirinkom tas visus daiktus ir ten pastrigom dar 3 dienom, tai teko tokia labai įdomi patirtis, norint išskristi namo nuo ledyno, nes niekaip kitaip nenusigausi tik su lėktuvėliu. Tai tuo metu bazinė stovykla buvo 50 žmonių, visi trypėm kojomis taką, nes buvo daug porų sniego ir negalėjo lėktuvas leistis tam, kad lėktuvas galėtų nusileisti ir mus paimti. Nuo staigaus sukilimo, to lėktuvo nusileidimo, staigaus tos viršūnės pasiekimo, man po to grįžus apakau vieną akim, nebemačiau, tai turėjau problemų su rega, dėl kažkokio aukščio skirtumo ir didelių svorių, kažkas sutarkinėjo akyje ir nebemačiau jie vieną akim, tai daug tokių patirčių. Tikrai įspūdingas kalnas, tikrai toks laukinis, visiškai be gydų, be nieko, jeigu esi pasiruošęs ir stiprus pakankamai, tai užlipsi, jeigu ne, tikrai be šansų. Tais metais, kai lipome iš, sakykime, tik tai 20 keli procentai žmonių užlipo, tai sutikome kelis lietuvius leidžiantis, jiems nepavyko dėl oro sąlygų užlipti, visiškai neprognozuojamas kalnas ir tikrai wild, tai čia buvo mano toks labiausiai įsimintinas tikriausiai kalnas ir labiausiai toks, sakykime, visiškai laukinis, be jokios pagalbos ir labai super. Na, toliau sekančiais metais, 24-ais, sekė Karstino piramidės. Šitas piramidės planavom 3 metus, laukiam vietos. Čia yra aukščiausias Okeanijos kalnas. Kai kurie žmonės aukščiausia Okeanijos, Australijos, sakykime, nes kadangi Okeanijos, Australija ir žemynų laiko Kosciuškos kalną, bet jis yra 2 km aukščio. Tai mes ten, mums atrodė per lengvas, ten galima vienos kojos jį užšokinėti, tai rinkomės Okeaniją, Okeanijos aukščiausią kalną Karstino piramidės, beveik 5 km aukščio, techninis kalnas, uolos, aštrios uolos, yra Papua, centrinėje Papua, tai mes 3 metus laukiame, kol galėsim ten keliauti, todėl kad ten vyko karai džiunglėse, dėl įtakos zonų, dėl pilietiniai karai, dėl tikriausiai kasyklų, nes yra viena didžiausių aukšto kasyklų pasaulyje, toks velnio duobė, kur skrydom iš jos įspūdingai atrodo, tai bet galų gale išlaukėme savo progos, su sąlyga, kad policija saugos mus, tai su automatais bazinėje stovykloje saugojo mus kariškiai, tam, kad sukilėliai neteitų mūsų, ten nepagrobtų, nes yra buvę atvejai, kai turistus pagrobė ir prašo išpirkos, bet lygis toks, kad gali ten apšaudyti malūnsparnį skrendantį su ietimis. Nes vieni su ietimis, kiti su kalašnikovais, visiškai laukinis kraštas. Ir viena iš sąlygų buvo, kad neinam per džiunglės, nes šiaip iki kalno pas savaitę laiko reikia per visiškas džiunglės ir ten žmonės ima įkaitais, tie laukiniai vietiniai. Tai buvo viena iš sąlygų, kad skrendam su helikopteriu, su malūnsparniu į bazinę stovyklą, iš karto tą pačią dieną staigiai bėgam viršūnę, tai mes taip ir padarėm, atskridom, susidėjom daiktus, be poilsio, be nieko, staigiai 5 km, be jokios aklimatizacijos, užlipom, nusileidom, labai nesaugus kalnas, techniškas stačios uolos,
plyšiai, tai pradėjom leistis, pradėjo lyti lietus, virvės nekeistos 10 metų, suturkinėja, leidėsi ant virvės, žiūriu, vienos gyslos besileidė, tai viskas ištrūkė, persisegė kitą, tai mums, ačiū Dievui, viskas sėkmingai, bet po mūsų buvo daug žūčių, mirčių, sužeidimų, kur krito per tos salas, uolos, tokios stačios, aštrios, pjaustė žmonės, susižalojo ir daug žuvusių buvo. Tai mums pavyko sėkmingai ir teko garbė kopti su Kataro princesė ir Nimstas komanda kopė, nes visi laukia, kol bus sutarta su ta policija, kad truputėlį ten neramumoje prims ir mums leis alpinistams kopti. Tai per tą kelių dienų langą sukopė, man atrodo, 50 alpinistų iš viso pasaulio, kurie gavo tos išskirtinius leidimus. Tai tikrai pažintis su Papua ir labai toksai fainas kalnas ir kartu ir pavojingas. Na ir višnė ant torto, šių metų gegužės mėnesį užlipau į kalną Everestą. Na čia apie jį jau nežinau, ar reikia pasakoti, ta prasme, didžiausias kalnas pasaulyje, su savo mirties zona, su savo istorija. Lipome šiaurinę sieną iš Tibeto pusės, North Face vadinamu. Ruošiamės labai ilgai, porą metų planavimo, pasirašymo, aktyvaus 2-3 mėnesiai, iki tol dar miegojimas palapinėse, daug sporto, daug visko, daug planavimo, daug išlaidų. Pavyko pasiekti viršūnę be problemų. Labai stipriai rašiau šitam kalną fiziškai, nes jau sakiau su žmona, kad kalbėjom, kad jeigu išleidžiam kopti tokį mirtiną kalną, kad turi padaryti tai viską, kas yra tavo galioje, kas nuo tavęs priklauso, kad tu pasiektum sėkmingai ir nusileistum nuo tos viršūnės. Kas jau ne mano valia, aišku, ne mano valia, bet ačiū Dievui, viskas kažkaip gerai, sudarai tokių jėgų rezervų, užkopiau viršūnę. Aišku, buvo nesklandumų, puolėm į kamščiusios viršūnę, vis tu prastojom beveik 3 valandas mirties zonoje, buvo problemų su papildomu degonim, bet pasiekiau pasaulio stogą, užlipau, tapau 8-uoju lietuviu pasaulyje, kuriam pavyko užkopti Everestą. Padarėme tai sudėtingesnė šiaurinė siena iš Tibeto pusės, pamatėme Tibetą, pasaka įspūdinga, ten net kartojami vaizdai ir tas pojūtis mirties zonoje, aišku, daug tų niuansų, kur besimėtantis kūnai, lavonai, rodantis tarsi, kur tu čia esi, tai pasiekus viršūnę, aišku, buvo apėmus euforija, bet visada neapleidau jausmas greičiau dingti iš tos mirties zonos, nes vis leidžiant žemyn kažkur tie nelaimėliai gulintis pašonėse primena, kur tu randiesi ir kuo tu rizikuoji. Tai tiek, dabar liko paskutinė Antarktida. Sveiki, na ką, noriu parodyti, kur praleidžiu savo naktis dabar. Tai turiu tokį nenaudojamą kambarį ir pasistatęs palapinę. Jis stovi čia nuo to laiko, kai rašiausi Everestui. Ir joje naktimis miegu. Iš principo, man labai pasiteisinęs daiktas šitą palapinę. Aš ją įsigijau, kai rašiausi Everestui ir jie miegojau apie 2 mėnesius, vis savo kūną pratinamas prie aukščio. Bet kas nežino, čia yra hipoksinė palapinė, kuri yra skirta tam, kad žmogus pripratintų savo kūną prie altitudės, prie aukščio. Tai naudojama keliais variantais. Vienas variantas alpinistams, kurie nori šiek tiek pasidaryti namų darbus ir jaustis geriau kalnuose, tai reiškia pasidaryti išankstinę aklimatizaciją. Ne tai, kad nuvažiuoji į kalnus ir ten po truputėlį lipi, bet jau nuvažiuoji su šiokiu tokiu rezervu ir turi tą aklimatizaciją jau kažkiek pripratęs prie aukščio. Tokiu atveju kalnuose tau tampa lengviau, greičiau aklimatizuotis. Ir tu geriau jautiesi ir netai būna sunku, sakykime, pernešti tą aukščio skirtumą. Antras variantas yra, sakykime, ištvermės sportą sportuojantiems žmonėms, kurie ruošiasi kažkom varžybom, ištvermės varžybom, plaukimom, bėgimom, maratonam, triatlonam ir panašiai. Tai labai geras daiktas, aš irgi ruošiausi vasarą plaukimams, tai ta palapinė čia taip ir stovi visą laiką, kambarys nenaudojamas, ateinu, ten porą savaičių pamiegi prieš kokį ten plaukimą, labai gerai pagerina ištvermę, prisigamina raudonųjų kūnelių, aišku, nemiegi didelėme ten 6 km aukštyje, bet pasistatai grubiai ten tarp 2 ir 3 km aukštį ir jie tokiame aukštyje miegi, tai reiškia, miegi aukštai, sportuoji žemai ir tas endurance'as, ta vadinama ištvermė labai gerai ir tikrai jaučiasi rezultatuose bėgime, plaukime ir kitose disciplinose. Tai netgi yra tokie dalykai kaip Kolorado, pavyzdžiui, kalnuose, Jungtinių Amerikos valstijų olimpinė komanda turi bazę sporto, kuri yra irgi ten 2 su trupučiu, gal net 3 km aukštis ir jie ten, sakykim, treniruojasi, dirba ir būtent dirba altitudėje, sakykim, po to nusileidus į nulinį lygį, jūros lygį, rezultatai pagerėja, būna pasakiški, tai, sakykim, propaguoji tą patį. Na ir dabar, kadangi čia ta Antarktida visai ant nosies, tai jau 2 savaitės miegu šioje palapinėje.
Dabar aukštis jau po truputėlį keliu, iš pradžių pradėjau nuo 2 km, 3, tai dabar jau miegu 5 km aukštį, liko savaitė iki Antarktidos, tai planuoju užsikelti iki 6,5 km aukščio, čia maksimaliai, man atrodo, tiek ir galima iš tikrųjų, nes šiaip kalnas Vinsono masyvas, Antarktidos aukščiausias kalnas yra beveik 5 km aukštis, bet kadangi nuo pusiaujo nuo ekvatoriaus nutolė labai žemai apačioje, sakykime, tai tas deguonies stygius labiau bus jaučiamas, tai 5 km kalnas, tai jausis maždaug kaip 6,5, kažkas aš taip įsivaizduoju, tai nes buvo tas pats, kai kopėm į Denalį Aliaskoje, ten tas kalnas buvo 6,2, bet jautės kaip 7, kažkas tokio. Tai vat ir ką, ir miegu toje palapinėje, rašiuosi, aišku, neišsimiegu, atsikeli užtinės akis užgriuvę, susilamdęs veidas, sunku įsivažiuoti po to į treniruotės, nes ir turi sportuoti. Tokią rutiną turi, ryte vakarė sportuoji. Tai sunku įsivažiuoti, toks mieguistas tikrai nepailsi, nes kaip ir po sporto turėtum pailsėti. Recovery tą daryti, sakykime, miego metu, būtų tyla, ramu, miegi, ilsėsi, o čia tas burzgė, tas generatorius. Nepailsiu, tai truputėlį alinu, tai nežinau, ar čia savo padedu šiuo atveju prieš kalną, ar ne, kartais pačytinu. Į savo lovą pamėgot, kiekvieną dieną praleidžiu, kad biškai pasilsėti ir ypač poilsio dienomis, kai nėra sporto. Tai va, su manim aišku visada Kiškis, kuris lipo Everestą, buvo pirmas Kiškis Everestą, dabar bus pirmas Kiškis Antarktidoje. Mano vaikučiai jį čia pakabinė, kad man geriau miegotųsi, žodžiu, jis mane saugo ir keliaus su manim kelionė. Čia yra toks maišas, jisai prisipučia oro ir gan garsiai burzgia. Reiškia kompensacinis toks maišas, kuris padeda patekti deguonį. Tai čia va tas mano guolis, čia yra tokia, sakykime, šlanga, kuris įveda ir pasidedu jas galvą, kad pučia man tą orą. Šitas visas aparatas atrodo va šitaip. Tai įjunkim va, iš principo gali pasistatyti aukštį kokį nori, maks 6 kg 400, pučia 90 litrų per minutę arba 45. Kai 45 biškiai aukštesnį lygį gali pastatyti, ir žodžiu, vaisa taip puškuoja. Tai pakankamai toksai triukšmas yra. Aišku, reikia miegoti prie padaryto lango, nes skleidžia ir šilumą šitas įrenginys. Ir va toks ta puslėjin tokia prisipučia. Ir visą naktį iš principo taip ir burzgia tau palei veidą. Tai truputėlį vargina, bet iš principo aš pradžią miegodavau su ausų kištukais. Dabar, kaip sakoma, yra tokia patarlė ir šuo kariamas pripranta, tai miego nieko aš nebegirdžiu iš principo. Gal pasąmonė truputėlį yra tas nuovargis, tas užesys, tas triukšmas miego metu, ko pasiekoje nelabai išsimiegi, bet tai jau nebekreipiu dėmesį, atsigulu ir nulūžta po ilgos dienos. Tai va, tokia mano rutina naktimis. Dienomis sportuoju, plaukiu, bėgu didelius atstumus, grūdinas šaltame vandenyje, bet apie tai gal parodysiu kitą savo dienos video rutiną, ką darau tada. Tai. Sveiki. Na ką, naktį miegojau savo hipoksinėje palapinėje, išsistatęs 5 km aukštį. Tai išlindau iš ryto toks miegojęs kaip kurmis, veidas susilamdęs visas, jėgų nėra, neišsimiegu, nepailsiu aš tai palapiniai. Tai pirtinė treniruotė šiandien baseinė, tai planas nuplaukti apie 4,5 km kažkur, dažniausiai apie 2 rytais, nes iš tikrųjų čia Panevėžyje vienas normalus baseinas, kuriame gali plaukioti neprofesionalus žmonės, nes yra kitas baseinas, kuriame sportuoja vaikai ir tik savaitgalį priima žmonės iš miesto, tai vat einu rytais, nes jeigu ateini vakarais, tai šakės takelė po 8 žmonės plaukia, neįmanoma daužais, visų lygiai skirtingi, vienas plūduriuoja, kitas smarkiau plaukia, ir neįmanoma dėlį pasportuoti, tai einu anksti ryte. Ir šiandienos programa tokia, kad plaukiu apie 4,5 km, kilometras apšilimui, be papildomų įrankių, po to prasideda darbas su žaisliukais, turiu ant diržo tokią juostą, ją užsidedi, jinai stabdo tave, tokia kaip kaušelį, kurie semia vandenį. Ir tada su jie plaukiu 16 po 100, intervalais po 2 minutės, reiškia, iš principo, jeigu nuplaukiu, planas va taip, kad stabiliai išlaikyti vieną peisą, tai jeigu plaukiu, sakykime, 1,45, 1,40, tai reiškia 20 sekundžių turiu pasilsėti iki 2 minučių intervalą ir vėl po 2 minučių pradedu. Jeigu perplaukiu lėtai, sakykime, per 2 minutės, tada iš vis nesilsiu. Bet principas išlaikyti visada vienodą tempą ir maždaug laikyti 1,40, 1,45, tada 15 sekundžių pasilsti ir vėl plaukiu. Tiek kaušelį stabdo, automatiškai tave lėtina
Na ir, žodžiu, šitą praplaukus tada su lastais 2 po 200, su letenėlėm 2 po 200, žodžiu, tada ir su lastais, ir su letenėlėm, kaip kaušelį nuo esmens nenusiemam, kurie mus stabdo. Nu ir ant galo darbas kojomis, tai irgi keli šimtai metrų, tai žodžiu, grubiai dabar nesusiplanavęs, bet manau, kokius 4,5 kilo prasiplauksiu. Ir ant galo desertui visada darau taip, kad baseiną pernerinėju 9 plaučių tūrį, būtent kalnam tas labai gerai, kad įkvėpi. Praplauki baseiną, kitam gale 25 metrų baseiną iškvėpi, vėl tada perneri, 2 kartus perneri be įkvėpimo, nu ir stengiasi kuo labiau išdidinti plaučių tūrį. Aišku, to degonės stygis jaučiasi, bet tas po to labai man gelbė kalnuose. Tai truputėlį parodysiu tos žaisliukus, kam čia skamba kaip truputėlį nesuprantami dalykai, su kuo čia šiandien plauks. Šiandien gana šitą mažiau žmonių. Tai iš principo yra lastai, kad lengviau būtų kojam darbas, tada tos, kaip minėjau, letenėlės, kurios dedasi ant rankų ir sunkiau, reiškia, užsimauna taip ant rankos ir sunkiau grybšnį daryti. Tada, kaip minėjau, ant juosmens tada šitie dedasi kaušeliai, kurie realiai prisitvirtina prie žmogaus juosmens. Ir tu plauki ir vanduo, sakykime, plūsta čia, ir ta skylutė išbėga ir realiai tave stabdo iš principo. Šitas dedasi tarp kojų, kalaboko vadinam, lentelė elementari, su kuria laikaisi rankom ir tada dirbi su kojom. Tai vat tokia ta mano rytinė treniruotė. Vakarinė treniruotė vėl bus bėgimas, plaukimas arba lipimas laiptais. Ir vėl naktis miegojimas hipoksinėje palapinėje. Tai tiek tos dienotvarkės. Sveiki, norėčiau parodyti truputėlį savo buities, tai viena iš mano pasiruošimų treniruočių sudedamųjų dalių, tai darbas garaže, pas save namuose, kuriame garažas skirtas šiaip automobilių laikyti, bet čia automobilis niekart nestovėjo, padariau sporto salę. Tai kai lauke sninga, kaip šiandieną ir šlapia šalta, tikrai nesinori tamsiu vakaro lysti į tą lauką ir peršalti, galbūt bėgti per tą sniegą ir pliurzę. Tai turiu alternatyvą, dirbu garaže. Turiu įsigijęs tuos važiuojančius laiptus, tai steperį. Ir turiu labai mano mėgstamas pratimas, sakykime, nes labai pasiteisinęs dalykas kalnuose, kadangi tie laiptai važiuoja ir tarsi tu imituoji lipimą į kalną, aišku, ne techninį lipimą, bet lipimą į kalną. Taip pat turiu įsigijęs 2 svorinės liemenės, tai viena liemenė 30 kg, imituojam sunkią kuprinę, kita liemenė truputėlį lengvesnė 15 kg. Tai užsidedu tą vieną iš tų liemenių treniruočių metu ir lipu laiptais. Viena treniruotė tokia būna, kita treniruotė būna dar plus užsidedu liemenį ir kaukę. Kaukė pajungta ant generatorius, kuris lygiai taip pat jungiasi prie palapinės, kur naktį miegu. Ir čia galime pasistatyti aukštį. Sakykime, šiandien nusprendęs dirbti apie 6 km aukštį pastatyti, taigi užsidėsiu svorinę liemenę 15 kg, tada užsidedu deguonies kaukę, į kurią pučia generatorius išrėtinta deguonį ir tarsi gaunasi simuliacija kalnų, kad tu eini su sunkia kuprine kalne, kurio aukštis yra apie 6 km. Tai treniruotė maždaug trunka apie valandą. Iš pradžių pradedu pirmas 5 minutės lėčiau, apšilimas, tada keliu tempą. Žiūriu savo pulsą stebiu, jeigu pulsas 170 maždaug, tada pradedu tempą mažinti, nes tokiu pulsu jau reiškia labai smarkiai dirbu, tai keliu tol, kol praktiškai bėgte bėgu tais laiptais. Tada pamažinu, šiek tiek atsikvėpiu ir vėl tada keliu ir tokias intervalinės treniruotės darau, taip didinamas ištvermę ir automatiškai pratindamasis prie aukščio. Jeigu būna maža, dar pridedu bėgimo takelį, dar kokią pusvalanduką, valandėlę ant bėgimo takelį, čia kaip jaučiamės. Na ir aišku, po tokios treniruotės visada turi būti desertas ir kažkokia laukiamybė, nes nusikali gan visai neblogai, jeigu smarkiai užsikeli tą tempą, tai visada ledo vonia. Kaitęs kūnas, į +1, +2 laipsnių vandenuką įlendi ir tikrai labai super jausmas, atsigaivini ir tada nuotaika visai dienai arba vakarui. Tai tiek, dabar parodysiu, kaip ką darau. Užsidedam liemenę, kaip ir minėjau. Liemenė nėra labai sunki šitą, šiandien pasirinku 15 kg, bet principas, kai tu valandą su ją eini, čia yra metalinė plokštė dėl svorio ir tarsi imituoja tą irgi tokį krūtinės lastos spaudimą, kai tu eini, tas svoris slegia krūtinę, tas kojom, tai nėra sunkios apkrovos, bet tas toks spaudimas, kaip kuprinė kalnuose, truputėlį ilgainiui toks pradeda likti spausti ir dusinti. Manau, kad nebūtų taip lengva, užsidėsim kaukę. Įsijungiam generatorių, kuris garsiai burzgia man naktį, čia dabar jokios reikšmės, kaip jis čia burzgia.
Tai dabar pasistatysim maksimaliai ant 10 ir darysim 6 km 250 aukštį. Na ir ką, laikas darbui. Sumoturiuojam. Na ir pradėsim. Užrašas, kad nepamirštum, šiluma tik silpniems. Gerai, pasiskirstam dalykus. Nu ir ką? Ilgai nesėdėsiu, nes už 2 dienų išvažiuoju, mažą ką, kad neperšalt. Tiesiog norėjau pasakyti, kad 7 čia ne šiaip sau. Skausmas laikina, šlovė per amžius. Geri šūkiai. Tai ką, Antarktidą mes atvaram, laikykis.